Labas vakaras. Labas vakaras šitam saulėgrįžos sustojimo taške. Ir net jeigu ir kažkas galbūt šitą įrašą žiūrės ten ar po pusės metų, ar po kelių mėnesių, vis tiek galite susilygiuoti su žiemos saulėgrįžos tašku, per kurį viskas sustoja. Tarsi visi saulė sustoja, jinai nejuda 3 paras, 72 valandas. Ir ta archetipinė prisikėlimo istorija, ji taip atsispindi per šios gamtinius procesus. Ir mes visi turime galimybę taip pat patirti tą seno savęs, senų savo energijų mirtį. Tada tokį sustojimą, tylą ir paskui prisikėlimą arba atgimimą, arba vėl judėjimą naujo ciklo. Tai dabar pajauskime save, savo kūnuose, pajauskime savo širdies centrus ir atverkime visus savo širdžių portalus, širdžių vartus. Kristaliniai širdžių vartai atsiverkite visomis 7 šventomis kryptimis, aukštyn, žemyn, į priekį, į nugarą, į kairę, į dešinę ir į vidų. Ir susijungiame. Visomis 7 kryptimis einame gilyn per visus sluoksnius, lygmenis, dimensijas, tankumus, į visišką laisvę, beribiškumą, begalybę, visišką šaltinio sąmonę, kurią mes patiriame kiekviename lygmeny, kiekvienoje dimensijoje, tik tai visur skirtingai, tačiau leidžiame savo tai dinamikai būti, tekėti viskam, kas yra. Ir dabar susijungiame su Gaja, su mūsų žeme, būtent šiame saulėgrįžos momente. Nes saulėgrįžą mes patiriame būtent Gajoje, būdami ant Gajos kūno. Ir susijungiame su mūsų Saule, nes tai mūsų Saulė, mūsų Saulės sistemos Saulė, kuri mums rodo šią istoriją ir šią galimybę kiekvienais metais. Galimybę atsinaujinti, galimybę atgimti, galimybę prisikelti. Ir per Saulę, ir per Gajos vidinę Saulę susijungiame su visomis kitomis Saulėmis, su kitų galaktikų Saulėmis, su mūsų galaktikos pirmiausia kitomis Saulėmis, kitų galaktikų Saulėmis, Rojaus Saulėmis, didžiąją centrinę Saulę. Ir pakviečiam visą tą saulėtą soliarinę išmintį ir visus kodus tekėti per mūsų atvertus širdžių kanalus.
Itiriyoka yoshie noyata, tiriyakata yatiesa noyata kata, tariyaka yashie noyakata siya noyata, tiriyakata yoshi noyata, yakasuya noyata, tiyakata noshiyata yata, ayanamakata iyata. Ir dabar iškeliam intenciją susilygiuoti su maksimaliai su šiom saulėgrįžos energijom ir šių energijų šio momento atnešamom galimybėm, to potencialu. Kad galėtume maksimaliai, išmintingai, mylinčiai visas tas galimybės atskleisti savo gyvenimuose, savo pasirinkimuose, savo tikrovėse, kurias patiriame, kurias kuriame, savo pasirinkimuose. Ir pakviečiame Gają, brangi Saulė ir brangios visos Saulės ir begalinį šaltinį, visa ko, visa ką kuriantis, visa ką transliuojantis šaltinį. Vesk mus per šį laikotarpį pačiu aukščiausiu būdu, atskleisk mums pačias aukščiausias galimybės šiam laikui, šiom 3 dienom, bet mes galim jas ir prasitęsti, jeigu mums yra realus poreikis, mes galim sugrįžti į tą momentą ir padaryti priimti tam tikrus sprendimus šio momento energijose, šio laiko energijose, šio laiko potenciale. Tai tarsi konteineris, toksai konteineris, kuriame labai aktyvios nulinio taško energijos. Tarsi konteineris pilnas ir tuštumos, ir to visiško beribio potencialo, ir kartu galimybės viską nunulinti. Ir kartu erdvė, kurios potencialas leidžia pakviesti tas energijas, kokios mums yra pačios tikslingiausios, pačios reikalingiausios. Ir dabar susifokusuokime vėl savo ausimis ir vidiniu žvilgsniu į širdį ir vidiniu pajautimu į savo širdis ir paklauskime savo širdžių, tai yra savo širdžių saulių. O ką jūs norite patirti? Mano širdyje. Ką tu renkiesi patirti? Dabar, šiuo momentu, šiuo laikotarpiu. Kokias energijas renkiesi? Transliuoti, leisti per save, leisti per savo kanalą.
Ir pajauskime, ir čia gali būti labai skirtingai kiekvienam. Vienam gali širdis sakyti, kad aš noriu kurti ir leisti kūrybinės energijas, aktyvuoti kūrybinės energijas. Kita širdis gali sakyti, aš noriu leisti gydančias energijas, noriu patirti išgijimą, noriu transliuoti išgijimą. Dar kita širdis gali sakyti, aš noriu visiškai susilygiuoti su dieviškąja valia ir patirti tik tai, ką begalinis šaltinis leidžia per mane. Neturiu jokio kito noro. Dar kita širdis gali sakyti, aš noriu patirti dievišką malonę, atjautą, gerumą ir gailestingumą, patirti, įkūnyti, išskleisti ir transliuoti čia. O kita širdis gali sakyti, aš noriu pilnai aktyvuoti savo beribę prigimtį, aktyvuoti visą beribiškumą ir susilieti su šaltinio širdimi, savo beribę natūrą, beribę prigimtimi ir begalinių potencialų, kuris teka per mane. Ir leiskime šiuo momentu pasirinkti savo širdims. Nesugalvokime protu, kad man va dabar gyvenime labiau norisi šitą patirti, ar man dabar norisi labiau va kažką kitą. Leiskime, pajauskime, o ką renkasi mano širdis. Mano individuali begalinio kūrėjo išraiška. Kata sujashia maya kata suya tiriya kata. Tiriyanaya kata suya tiriya katoya anaya tata. Mūsų širdis žino, kokias energijas jos atėjo, jos yra skirtos transliuoti, kol mes esame čia. Kokių energijų kanalai jos yra. Jos žino, kokia jų paskirtis. Ir todėl leiskime dabar savo išjausti, pagerbti ir su pagarba leisti joms išsakyti savo pasirinkimą. Galime tik tai pridurti, kad visais savo lygmenimis aš renkuosi tai, ką renkasi mano širdis šiuo metu. Aš priimu ir paklūstu jos pasirinkimui. Nes aš žinau, kad
kad einant šiuo širdies keliu, mano visiems kitiem aspektam ir mano protui ir mano emocijoms ir mano suvokimams, tai bus pats laimingiausias ir pats tikslingiausias, reikalingiausias kelias. Tai mano širdie, kągi tu renkiesi? O su protu galime užfiksuoti tos pajautimus, įsivardinti savo, ką išgirstame, ką suvokiame, ką pajaučiame. Ir visiškai ramiai ir sąmoningai pritarti šiam pasirinkimui. Taip, aš tai renkuosi, aš patvirtinu, kad tai renkuosi. Ir tokiu būdu mes šį kelią iš to dabar laiko, kuriame yra iš to konteinerio, kuriame yra potencialas labai greito pokyčio, greito augimo, iš to konteinerio mes ištraukiame tą galimybę, tą trajektoriją, tą kelią. Ir aktualizuojame, leidžiame savo jį pamatyti, nuimame tos šydus, praskleidžiame tą tikrovę, kuri dabar tarsi labai mums jaučiasi kaip fiksuota, mes ją praskleidžiam. Galbūt jinai kažkaip net įplyšta, pratirpsta. Ir mes galime tada aiškiai pamatyti, koks kelias klojasi, į ką mes atgimstame, į ką mes prisikeliame. Ir visiškai nesifokusuojame į tai, su kuo atsisveikiname, į tai, kas numiršta. Nesigiliname į tai. Galime tik suvokti, kad taip yra energijos, kurios išbaigė savo darbą. Ačiū, kad jūs buvote, ačiū, kad jūs veikiate. Ir dabar jau einame į kažką naujo. Ir pajauskime, o kaip tas kelias jaučiasi, kuris po truputį dabar pradeda ryškėti. Kaip aš jaučiuosi, kaip aš įsipozicionuoju, kaip aš pakylu. Iš savo sustingimo ir pradedu judėti
tuo keliu, kurį pasirinko mano širdis. Tuo keliu, kuris yra suderintas su aukščiausia dieviškąja valia. Tuo keliu, kuris yra tikslingiausias mano sąmonės evoliucijai. Tuo keliu, kuris neša stiprią realizacinę galią. Savirealizacijos galią. Ir tuo keliu, kuriame aš be jokios abejonės tarnauju visako aukščiausiai gerovėje, su visiškame susiderinime, su visako aukščiausia gerovė. Į ką įeina, žinoma, ir mano aukščiausia gerovė. Ir mano aukščiausia evoliucija. Ir kas dabar? Tyla. Ir leiskime savo sąmoniai būti harmonijoje su tyla. Įleidžiame širdžiai perimti vairą. Protas irgi nutyla. Net jeigu ir aplanko viena kita mintis, jos nebešaukia garsiai.
Ir kai šioje tyloje leidžiate sau jausti save pilnai čia, kūnuose, pajauskite, kaip kūnai reaguoja į šią tylą, kaip ląstelės reaguoja, ką daro DNR, spiralės, ką daro mūsų vidiniai vandenys. O kas patiria šią tylą? Ar ši tyla visada egzistuoja mumyse? Tik dabar kažkodėl nutilo paviršinis triukšmas. Kaip būtų būti tokioje tyloje nuolat? Kaip veikti iš tylos? Kaip leisti sau jausti tylą, nepaisant viso paviršinio judesio, netgi nepaisant fizinių garsų. Ir kas mus atveda į tą tylą? Atveda tai vėlgi pagarba mūsų širdžiai ir jos pasirinkimas. Priėmimas savo širdies kelio. Kuris yra tiesiausias kelias sąmonėj.
plėstis. Nes šiame kelyje atkrenta visa tai, kas nereikalinga. Visi trikdžiai ir trukdžiai. Ir lieka tik tai, kas svarbu ir tikslinga. Tai jums ir vipasana. Sėdim, tylim ir stebim savo pojūčius. Niekur neišskrendam, niekur neišplaukiam. Esam čia, kūnuose, aktyvūs, budrūs. Pasiruošę veikti, kai tik iškils impulsas veiksmui. Ir tuo tarpu nieko nereikalingo, nieko trukdančio, nieko triukšmaujančio. Gryna būtis. Grynas būties stebuklas ir savęs suvokimui. Ir net jeigu triukšmas vėl sugrįžta, mes galime priminti savo, kad aš renkuosi tai, ko nori mano širdis. Renkuosi tai, ką renkasi mano širdis. Ir automatiškai susilygiuoju su aukščiausiu savo širdies pasirinkimu, aukščiausiu keliu, aukščiausia trajektorija, aukščiausiais įmanomais išsisprendimais, rezultatais, pasiekmėmis. Ir tada matau, kad aš vėl neturiu nei ko svarstyti, nei ko mąstyti. Aš tiesiog esu. Ir jaučiu savo buvimą. Ir kvėpuoju savo buvimu.
savo būtimi, tuo, kad esu. Įkvepiu tai, kad esu, ir iškvepiu tai, kad esu. Ir esu visa tai, kas esu. Aš esu visa tai, kas esu. Ir dabar šie žodžiai neskamba kaip teorija. Jie iškyla natūraliai iš mano savęs suvokimo. Ir kai aš esu visa tai, kas esu, o esu visa tai, kas esu, pastebėkime savo pojūčius. Kokie dažniai ima kilti kūne. Ir tas buvimas, jis labai gyvas. Jame daug dažnių, daug atspalvių. Daug grožio, daug pojūčių. Ir kartu visiška tyla. Nes kiekvienas dažnis, atspalvis, impulsas veikti, jis iškyla tik tam tikrų momentų. Tuomet, kai yra pats tikslingiausias laikas, momentas, akimirka patirti tą dažnį, imtis veiksmų, suvokti kažką. O visą kitą laiką yra tyla. Yra tylos stebuklas.
Ir net jeigu galbūt ir ne visada yra komfortiška jausti tą tylą visoms mūsų dalims, ji vis tiek yra. Taip mes visada esame. Net jeigu ir kažkurie mūsų aspektai numiršta. Net jeigu ir kažkokiu momentu mūsų fizinis kūnas netenka gyvybės. Vis tiek mes esame. Net jeigu miegame ir mūsų sąmoningas protas nebėra sąmoningas protas, mes vis tiek esame. Ir mes esame visa tai, kas esame. Ir būtis, ir esatis, ir sąmonė, ir įvairūs sąmonės lygmenys, ir žmogus su visais savo bajeriais. Ir vis tiek mes visą laiką esame. Ir mūsų širdis visą laiką yra sąmoningame suvokime to, kad mes visą laiką esame ir visą laiką esame tai, kas esame. Ir mūsų širdis renkasi šį kelią. Šias būsenas, šį žinojimą, šį priėmimą, kad aš esu ir esu visa tai, kas esu. Ir kai mes gerbiame savo širdžių pasirinkimą ir leidžiame joms sėstis prie vairo, jos atveda mus, mūsų protus, mūsų pajautimus į tiesioginį patyrimą to, kad mes esame. Paprastai, be didelių įžangų, be fejerverkų. Be plojimų. Ir kai mes galime savo kasdienybėje susilygiuoti su tuo, kad aš amžinai esu, mūsų kasdienybė keičiasi. Nes jį pradeda vykti nebe iš laikinumo, bet iš amžinybės perspektyvos.
iš beribiškumo perspektyvos. Ir šiandien širdis mums atskleidė begaliniai gražų žingsnį, kelią, raktą, vartus. Kaip paprasta pajausti, patirti šią būseną, tiesiog leidžiant savo širdžiai pasirinkti, ko ji nori. Super paprasta. Ir dabar mes padėkokime savo širdims, kuriomis irgi esame, ir savo kelionėms, ir visoms aplinkybėms, ir visiems tiems, kas sudaro sąlygas mūsų patirtims, ir visa ko šaltiniui, kuris kuria visą tai, kas mes esame, ir visą tai, kas yra. Išreikškime dėkingumą ne žodžiais, ne mintimis, dažniu. Išreikškime dėkingumą visą tam, kas esu, ir visą tam, kas yra, ir visą tam, ką renkasi mano širdis. Ir aleliuja, tegul prisikėlimas būna pats aukščiausias, pats gražiausias, pats esiausias. Vyras, tikras, patirtas ir įkūnytas. Tebūnie tai lengvai ir taip yra. Nu ir čia norisi vėl aum.
Ačiū, ačiū, ačiū.